Hei, sveiki draugai, na ką, sekmadienio rytas, dabar yra 8:30. O aš šiandieną negaminsiu maisto, šiandieną bus kitoks video, nes neturiu tam laiko. Na, tuoj viską parodysiu, važiuosim truputėlį pasivažinėti, čia 17 km nuo manęs. Viską parodysiu, dabar einam, užsikrausim, tiksliau pasiimsim instrumentus. O, ledukas jau yra ryte, raktai prišalę. Taip, čia jau esu pasiruošęs. Benzinas sumaišytas. Opapa, benzo pjūklas, na ir tašyti ten su instrumentu. Keliauja viskas dabar į mašiną ir lekiam. Opapa. O, mašinai svarkime čia, ne šitam reikalui. Taip. Nu. Все, lekiam. Taip, o kurgi mes važiuojam šiandieną? Važiuojam šiandieną į mano naują sklypą. Taip, gavau dovanų 20 arų sklypą iš tėvuko vestuvių proga, tai čia buvo 10 metų atgal. Aš ten buvau pradėjęs, tiksliau, nedidelį prūdą iškasęs, pamatukas yra padarytas ir viskas apleista. Kokie 7 metai, tai važiuojam šiandieną, truputėlį aš jums parodysiu ir tvarkysim. Tai pradedu sodybos statybas. Taip, yra ten pamatai 6/12, man atrodo, yra nedidelis prūdas. Šiandien jau atvežė techniką, prūdą žymiai didinsim, žymiai didesnis bus, bent jau dvigubai. Jau rudenėja. Geldė lapai, va, koksai klevas, gražus geltonas. Rūkas dar pas mus čia visur. Čia va upė iš karto. Šitą va. O, ant kur medžiai matosi, ten jau upelis. Upelis, sakau, nerys. Man ten matosi. Noriu dar čia iki žiemos, to prasme iki iškritimų sniego, pastatyti karkasą. Medieną tiesą jau nusivežiau, aišku, bus ten toks karkasas. Na, kaip čia pasakyti, vasarnamis bus. Tai lentos bus pats karkasas apšildytas tik 10 cm, tai lentas naudosiu 100/5, bus vieno aukšto. Pats pastatėlis bus 6/9 ir 3 metrus palieku terasai. Tai, na, nenoriu aš tokio didelio statyti, ten buvo mano mintis kažkada ten gyventi, kol neturėjau čia, kur dabar gyvenu, šito sklypo. Tai ten dėl to dariausi tokius pamatus, kad iki 80 kvadratų, mes dviesi su 2 šunim, dabar jau yra ir dukrytė, mums būtų pilnai užtekę. Bet kai įsigijau čia sklypą, pradėjau statytis namą čionais ir vienu žodžiu dėl to viską ten užleidau. Tai ten buvo prūdelis, kartais atvažiuodavom pažvejot, nedidelis prūdelis, bet dabar ir jis jau žolėm stipriai apaugo. Na, vienu žodžiu, viską tvarkysim dabar ir nusprendžiau šiais metais pasidaryti sodybą. Tai va, planas toksai. Šiandieną važiuojam ten, truputėlį paruošim vietą, tai yra, nuardysim tvorą, daržą, šiltnamį seną tėvo. Tada galbūt nupjausime kelis medelius, kuriais apaugo jau mano pamatas darytas prieš, jau sumelot 8 turbūt metai, bus 7. Vienu žodžiu, paruošim viską ekskavatoriui, kad galėtų rytoj dirbti, nes aš pats rytoj dirbu, negalėsiu dalyvauti, tai turiu šiandieną sekmadienį paruošti, dėl to ir nebus video. Na, gal tėvas irgi mėgsta kazanę daryti, jeigu vdruk kažką darys kazanę, tai tada pafilmuosim iš tenais. Tai va, bet kaip bebūtų, šiandien tokia bus informacinė daugiau laida, ką planuosim nuveikti, na, truputėlį gal pafilmuosiu, ką mes šiandien darysim tenais. Ir tiek. Tai va, dėl ko noriu pakišti iki žiemos po stogu. Tai padarysiu karkasą, jį apkalu plėvelę iš išorės ir užkalu tuos vadinamus makaronus. Ir tai paliksiu be apdailos, bet noriu sudėti būtinai stogą, tai surinksim stogą, plėvelę, grebėstus ir skardą. Tada man galės išpilti grindis. Na, jau kai grindis bus išpiltos, nes man griežtai kažkaip tai pasakė, kad grindų negalima pilti. Taip, be stogo aš norėjau pasidaryti iš karto,
kad man būtų patogiau statyti karkasą, bet sako, dabar prieš žiemą gaus vandens, šaltukas ir suskaldys man visą tą betoną. Tai sako, pakišk po stogu ir tada galima bus betonuoti grindys, tą smeltbetonį, ar kaip jisai vadina, vienu žodžiu steškę. Tai va, planas dabar toksai, padaro žemės darbus, man ten išlygina viską padaro ir tada jau važiuosim tenais, pradėsim daryti karkasą. Karkasų medieną jau turiu nusivežęs. Tai, sorry, kad čia kritinėja man kamera, tai tiesiog ant pagalio paremta. Tai va, tokie planai ir jo, iš jūsų žiūrovai prašysiu irgi pagalbos. Finansinės tai nereikia, kaip nors susitvarkysiu, nors daug ten viskas kainuoja dabar. Vien sklypo dalinimas su atskiru adresu 2000 eurų. Dabar ekskavatoriaus paslaugos irgi apie 4000 kainuos. Sakė, 2 dienas greičiausiai užtruks. Ten dirbs ne tik ekskavatorius, ten ekskavatorius didelis su 10 metrų strėlė, bus račiokas vadinamas, na tas paprastas toks. Ir damperis, kuris vežios visą tą iškastą gruntą. Tai dėl to susidarys nemaža suma, todėl kad 3 aparatai dirbs ir kiekvienas aparatas skaičiuoja savo sumą valandinę. Tai va, bet prašysiu pagalbos jūsų chebra. Gal kas dirbat su stogais, ta prasme su pardavimais skardos. Tai gal kas galit nuolaidą kokią gerą padaryti, ar taip gal kas turit kokios skardos kažkur tai nebereikalingos, nenaudojamos, ar stogo dangos, nežinau. Aš šiaip linkęs link skardos. Tai po to gal kas dirbat iš jūsų su tuo smeltbetonu. Tai irgi būtų labai puikiai kažkokį barteriuką susukti. Reklamą aš padaryčiau viską. Medžiagos viskas būtų, reikėtų atvažiuoti išbetonuotų 60 kvadratų steškę. Be jokių ten lankstimų jokių nėra, vienu žodžiu, paprastas 6x9 plotas. Viskas bus paruošta, sutankinta, polistirolas uždėtas, plėvelė ir taip toliau, tinklas. Vienu žodžiu, reikia tik atvažiuoti ir išbetonuoti. Na, bet čia ateityje, dabar ne. Tai, na, vienu žodžiu, susisiekit su manim, jeigu kažkas tai kažkur tai dirbat, ar turit savo įmonę, kažkuo užsiemat prie statybų, prie tokių karkasinių gal namelių, dar kažko tai. Tikrai sutarsim, jeigu turit man kažką pasiūlyti, aš jums pasiūlysiu atgal, nu, ką galiu pasiūlyti, tai tik tais reklama šituose videose, kurio bus dabar su mano sodyba. Nežinau, dar būtinai žinot, ką padarykit, pakomentuokit po šio video, kaip pavadinsim šitą rubriką, ar leidinį, net nežinau. Vienu žodžiu, jisai greičiausiai bus, aš manyčiau, kokie antradienį ar trečiadieniais. Išeis, nes savaitgaliais ten darbuosios, tai nesigaus man taip greitai sueditint video, kad išleis tą pačią dieną. Tai rašykit pavadinimus, kaip pavadinsim šitą rubrikėlę, ne rubrikėlę, laidą, nežinau. Jinai bus įterpta kiekvienoj savaitėje. Aš bent taip tikiuosi. Žiemą, aišku, apstos, nebent spėsiu iki žiemos išbetonuoti grindis. Bus ten po stogu, tai kodėl ne? Šildysim sienas, vedžiosim elektrą, statysim pertvaras, nes ten bus 2 miegamieji, nedideli, aišku, 3 ant 3, bet to užtenka sodyboje, negyvenamąjį namą statau. Virtuvėlę reikės įrengti, tualetą, kaminas, krosnelę. Tai va, vienu žodžiu, visų šitų dalykų aš neturiu ir man jų reikės. Tai gal pas kažką tai yra koks pastatomas špižinės židinys nereikalingas. Man reikia. Kaminas pristatomas prie sienos arba betoninis tas kaminas surenkamas. Man reikia. Virtuvės komplektas, stalviršis, spintelės, būtinė technika, galbūt aš rasiu kažką tai lygtis turėjau, ten kaip dujinė viryklė, kriauklė tai tikrai turiu 100%. Po to reikės momentinio šildytuvo, vandens. Vienu žodžiu, da figa visko reikės. Tai va, gal pas kažką mėtosi kažkas tai parašykit, susisiekit, būsiu labai dėkingas.
Tai va, dabar važiuojam, jau pravažiavam pusę kelio iš tikro. Tai, nu, lekiam. To jau būsim, liko 7 kilometrai. Na va, jau čia esame netoli. Gražus čia vietos, gražios laukai visur aplinkui. Čia skaitosi viensėdis, tai yra gal, neatsimenu, dabar 4 namai turbūt aplinkui. Čia jeigu kas žiūri, tai va ten tam miškelį, kur matosi, apie kilometrą nuo manęs bus. Jeigu žiūrit Gurskis, tai irgi čia gyvena, tai va planuosi yra keturatį nusipirkti, galbūt susipažinsim su Gurskiu, gal palakstysim čia kur po miškus. Tai va, o čia va jau posūkis, kas gerai, kad yra asfaltas iki pat sklypo, galima sakyti. Čia praeitais metais aš asfaltavo. Yra soja, penktadienis, šeštadienis, šiandien sekmadienis. Bet va, šalna ant žemės visur. Nu va, tai važiuojam, čia visiškai nedaug, netoli. Ir to jau privažiuosim jau. Ir patį sklypą. Saulė tiesiai į akis. Na, išlendam iš miškelio ir šitas po dešinę pirmas namas čia yra mano tėvuko. Jisai čia gyvena. Turėjo, kiek jis čia turėjo, 50 arų, tai man 20 padovanojo. Vestuvės. Nu, čia vat toks pravažiavimas. Va, jau stovi ekskavatorius didžiulis. Atvarytas. Ir va čia pats galas prie miškelio, čia bus mano sklypas. O, tėvukas jau darbuojasi. Jau renka tvorą. Gerai. Va, čia yra prūdelis mano, mažiukas. Jisai čia dabar bus didesnis žymiai ir va tam brūzginė va yra pamatai. Parodysiu aš po to. O čia mediena jau atvežta. Nu va, čia va toksai prūdelis, bet sakau, jisai labai jau apžėlęs. Tai va, jisai bus dvigubai arba trigubai didesnis. Va čia, kasim. Beveik iki čia. Va. Ir va. Vienu žodžiu, bus didelis prūdas iki šitos kažkur vietos. O čia vat yra pamatas mano. Čia yra nukastas šlaitas ir padariau apačioj. Aišku, manau, kad klaidą padariau, kad aš dariau apačioj. Tai jo, nu van. Matosi gabaliukas. Prieisim. Tai va. Nu, rytoj čia bus jau traktoriaus dirbama. Pirmoje eilėje tai pamatą atkas. Kur iš, va. O, čia eina pamatas, o taip. Čia bus mano sodybėlė. O, pamatas geras žiūrėjau, nieks ir neatsitiko. Čia lietas pamatas, monolitas, ne iš blokelių. Nu, ir čia bus toksai prūdelis. Vienu žodžiu. Einam, dabar ardysim tvorą nuo sklypo, todėl kad matosi sklypas čia yra, čia va aukštai ir ten aukštai, kur traktorius. O čia tokia va dauba. Tai mes ją užpilinėsim, kad čia gautųsi daug maž lygų. Gražu. Einu dėtis guminių ir ką. Einu darbuotis. Žiūrėkit, matot, viskas apšalė. O. Žalė. Čia va medienas. Tai va, atsivežiau 2 kubus. Sienom turėtų užtekti. Nu va. Praėjo tik 2 dienos ir vaizdelis biškai pasikeitė. Čia atsimenat, duobė tokia buvo, kur šiltnamis grioviau. Dabar viskas pasikėlė. Ten nuo rybos. Čia bus vartai. Nu va, prūdas. Renkasi vanduo labai greitai. Kai tik vakar baigė kast, jau pusė prūdo vandens yra. O. Nu va, čia padarė tokį pakilimą, dabar aukščiau ten viskas. Čia va mano. Čia važiuosim ir va ten pamatai. Bus sodybėlė.
Nu va. Pamatėliai. Čia yra 5,5 ant 11,5. Galvoju, kad čia šiandien 12, bet ne. Tada reikia juos apvalyti. Ir čia prastovėja, neatsimenu, 7-8 gal metus. Tai jau. Dabar čia viską išsivalysim. Prasilyginsim čia pagrindą. Ir varysim karkasą. Manau, jau pradėsiu karkasą statyti kitą savaitę. Jeigu tik oras leis. Tai va, toksai va video. Mano sodybėlė. Nežinau, kaip pavadinsim. Rašykit komentaruose pavadinimą mano sodybos. Iš čia bus daug video, iš statybų. O kai pasistatysim, jau tada čia ir bus lauko virtuvė, kazanai ir visa kita. O dabar iki.